Macklemore'as. Kas sieja New Yorką su Dublinu? Kodėl viešame paplūdimyje draudžiama filmuoti? Ir žinoma, ko jūs prikėlėt į Demiko subredditą? Į visus šios klausimus ir daugiau šiandieninėme 119-ame žinių epizode atsako socialinių tinklų tarnyba. Su jumis Paulius Mikolaitis ir man yra be galo malonu, kad įsijungėte. Gegužės 10 dieną, o dar tiksliau naktį iš penktadienio į šeštadienį, mūsų planetą užklupo per 20 mečius galingiausia geomagnetinė audra, kuri nuo Tasmanijos iki Didžiosios Britanijos dangų nudažė ryškiomis, purpurinėmis ir žaliomis spalvomis. Socialiniai tinklai ne tik, kad vienai nakčiai persipildė šiaurės pašvaistės vaizdais ir vėl trendino senas geras animacinio filmuko Simpsonai epizodas apie direktoriaus Seimūro Lupiko garintus kumpius ir Aurora Borealis. Good Lord, what is happening in there? Aurora Borealis? Aurora Borealis. At this time of year, at this time of day, in this part of the country, localized entirely within your kitchen. Yes. May I see it? No. Bet ir pats kosminis reiškinys kažkaip sugebėjo pavirsti memo šablonu, su kuriuo aš pirmą kartą susipažinau rinkimų naktį. Šalčininkų rajone šiandien matoma pašvaistė. Jeigu gerai įsižiūrės, jo, supratom. Labai geras memas, Mantvidai, ačiū labai. Šiuo metu mūsų Reddito bendruomenės puslapyje yra ir dar vienas su amžinatilsį Šustausku ir antrašte Pašvaistauskas. Ar iš vis egzistuoja kažkas, ko memdariai negali paversti interneto turiniu? Balandžio gale socialiniuose tinkluose ėmė plisti vienas įtarimų sukėlęs vaizdo įrašas iš paplūdimio, kuriame du bičiai, vienas iš jų su nešiojimu kompiuteriu, prašo medžiagos autoriaus, kad šis nefilmuotų į krantą išplautos torpedos. No, you can't do that. Yes, I can. Right. It's a public beach, dude. Come on, man. It's a public beach. I understand it's a public beach and I can't stop you, but now I have to explain it to my boss. What, that I'm taking a video? Ši trumpa interakcija jau 2 savaitės TikTok'e, Facebook'e ir alternatyviose vaizdo transliavimo platformose gimdo vieną sąmokslo teoriją po kitos, dažniausiai apie karinio jūrų laivyno konspiracijas. Ir kadangi šiai dienai vis dar nėra paviešintos jokios su įvykiu susijusios detalės, folijos kepurėlių madistai šluojasi milijonus peržiūrų, teigdami, kad čia kažkokia super konfidenciali karinė technika ir slaptos pratybos. Klipas dažniausiai taip ir nukerpamas, kaip jums ką tik pademonstravau, tačiau papildomos 5 sekundės originalo atskleidžia, kad prie įrenginio būriavosi ir daugiau žmonių, o jų tarpe ir policijos pareigūnas. Okay. Hey, what's up? Okamos skustuvas ir kelios Google vaizdų paieškos man sako, kad čia greičiausiai kažkokia autonominė povandeninė transporto priemonė, įsivaizduokit vandens dronas, ir už ją atsakingas operatorius paprasčiausiai nenori gauti velnių nuo savo vadovybės. Gegužės 7 dieną vaizdo įrašas pasirodė Viral Hog video archyve ir nors juo pasidalinęs vartotojas yra anoniminis, teigiama, kad šis užlėkimas įvyko 22 gruodį Scripps pliaže, Kalifornijoje. Gegužės 7 dieną technologijų gigantas Apple pristatė savo naująją iPad planšetę, o su ja ir reklaminį vaizdo klipą, kuris internete sukėlė milžinišką nepasitenkinimo bangą. Pasinaudodama super populiariu hidraulinio preso trendu, bendrovė tiesiog siekė pavaizduoti, kad iPadas visų pirma yra žiauriai plonas įrenginys ir kad savyje talpina begalę įrankių, leidžiančių išlaisvinti jo vartotojų kūrybiškumą įvairiausiose srityse. Tiesa, panašu, kad dauguma klipo žiūrovų kiek kitaip interpretavo šios vaizdus, apkaltindami Apple nepagarbą kūrybinėms industrijoms. Su gąsdinančiai sparčiai tobulėjančiomis ir populiarėjančiomis dirbtinio intelekto platformomis įvairūs menininkai, rašytojai, muzikantai ir kitų menų atstovai ir taip jaučia milžinišką juos spaudžiančią naštą ir šis klipas tarsi perteikė ją nepelnytai komiškai. YouTube reklama turi dvigubai daugiau nepatiktukų nei liuksų, o gegužės 9-ąją Apple rinkodaros komunikacijos viceprezidentas Toras Mirenas viešai atsiprašė. Žinote, kas dar savyje talpina begalę įrankių, leidžiančių išlaisvinti vartotojų kūrybiškumą įvairiausiose srityse? Ogi šio epizodo partnerių Hostinger svetainių kūrimo platforma. Minėti įrankiai – dirbtinio intelekto papildiniai, padėsintys sugeneruoti paveiksliukus, logotipus, tekstus, įrašus ir net visą
visą tinklalapio struktūrą vos keliais paspaudimais ar trumpomis tekstinėmis komandomis. Suprantu, kad iš pirmo žvilgsnio ši avantiūra gali pasirodyti labai kompleksiška, bet patikėkit manimi, su Hostinger viskas yra taip paprasta, kad savo svetainės elementus jūs galėsite perstumdyti nors ir savo telefone. O jos visą informacinę bazę talpinti Hostinger serveriuose, kurie jums ištikimai tarnaus, kai tik įsigysite vieną iš Hostinger planų. Planų portalą rasite adresu hostinger.lt/STT ir nepamirškit nuolaidos kodo STT, tas nupjaus 10% kainos nuo visų metinių planų. Karts nuo karto aš save prigaunu svarstantį, o kas atsitiko Macklemorui. Labai gerai, kad prieš savaitę TikTokas padėjo man atsakyti šį klausimą. Macklemoro koncerto minė skamba kaip tos guminės vištos. 10 milijonų peržiūrų. Pastarosios porą savaičių tiktokerių keturkojams greičiausiai nebuvo lengvos, nes yra geras šansas, kad jų šeimininkai bandė susižerti milijonus peržiūrų naująją skaitmeninę madą rankas į viršų. Klipuose skamba Johnny Cash'o 84-ųjų humoristinis kūrinys The Chicken in Black, o šunys, katės ir kiti naminiai gyvūnėliai yra tasomi kaip šautuvai banko apiplėšime. Ar aš pats bandžiau sušokti šį šokį su sušiu? Na, yra geras šansas, kad šią laidą stebi gyvūnų gerovės organizacijų atstovai, tai be savo advokato aš į šį klausimą neatsakinėsiu. Pagrindinis šiandienos reportažas. Gegužės 8 dieną lietuvių menininkas, kaip jį pristato beveik visi užsienio naujienų portalai, Benediktas Gilys Dubline ir Niujorke atidarė viešas interaktyvias skulptūras portalus. And just like that, from New York City, this is what the moment looked like in Dublin, Ireland. Go New York! A window into each other's worlds more than 3,000 miles apart. Called the Portal, the technology sculptures are meant to connect people through a live stream. Tai yra nenutrūkstama 24 valandų per parą transliacija iš vieno miesto į kitą ir atvirkščiai, per kurią žmonės iš abiejų pusių gali sąveikauti realiuoju laiku. Jeigu jums tai atrodo kažkur matyta, tai 21 metais tas pats Benediktas Gilys lygiai tokią pačią instaliaciją pastatė ir Vilniuje, Stoties rajone, ir vietinius sujungė su Liublino gyventojais. Socialiniuose tinkluose ir apskritai visoje žiniasklaidoje antrasis Benedikto projektas susilaukė milžiniško populiarumo ir panaudoja aktualias grotažymės, kad ir tame pačiame TikTok'e jūs rasite be galo daug vaizdo įrašų su milijonais peržiūrų, kuriuose platformos vartotojai dalinasi savo atsiliepimais apie šias skulptūras. Portalai sugebėjo atkreipti ir Elono Musko dėmesį bei pelnyti jo pripažinimą, tik yra vienas niuansas. Dabar, kai įrašinėjau šį epizodą, meninė instaliacija yra laikinai uždaryta, nes kai kurie dubliniečiai ir niujorkiečiai kiek perlenkė lazdą. Jo, arba viena panelė į Airiją transliavo savo nuogas krūtis. Tiesa, kai paleisiu šį epizodą, gal interaktyvios skulptūros jau vėl bus veikiančios. Kaip vakar savo straipsnėje Atidarykite Niujorko Dublino tiesioginės transliacijos portalą bailiai rašė Business Insider vyresnioji technologijų ir kultūros korespondentė Keitė Notopoulos, portalas buvo stebuklingas dalykas. Retas viešas meno kūrinys su smagiu panaudojimu, kuris mums priminė, kaip technologijos gali labai paprastai suburti pasaulį. Žinoma, būta nedidelio chaosėlio, bet neverta dėl to visko nutraukti. Negalime leisti, kad kelios bulvės ar krūtys atimtų iš mūsų tokį džiaugsmą. Jeigu Benedikto Gylio portalai jūsų nesudomino, leiskite jums pasiūlyti šio epizodo partnerių Hostinger portalą. Planų portalą, jeigu tiksliau, kurį pasiekę adresu hostinger.lt/STT galėsite užsitikrinti internetinį kampelį savo sekančiam skaitmeniniam nuotykiui. Lengvas tinklaraštis tai ar profesionali elektroninė parduotuvė, visiškai nesvarbu, Hostinger patenkins visus jūsų svetainės poreikius. Virš 150 dizainerių kurtų šablonų, intuityvus rankinio redagavimo
bendravimo tinklelis, svetainės turinio generavimo įrankių daugiau nei pirštų ant vienos rankos delno, o kad pavyktų geriau, kaip rašė Business Insider žurnalistė, suburti pasaulį, dirbtinio intelekto SEO asistentas padės jūsų tinklalapį pritraukti kuo daugiau akių. Užsisakydami planą, nepamirškite kodo STT, jis suteiks papildomą 10% nuolaidą. Turime memų apžvalgą kelios dienos po Lietuvos Respublikos prezidento rinkimų pirmojo turo ir rinkiminių memų apžvalgos. Visą transliaciją 6 ar man atrodo net virš 6 valandų jūs galite rasti Laisvės TV kanale. Dabar man atrodo tas vaizdo įrašas yra pirmoje trendingo vietoje visoje Lietuvoje. Jūs žiauriai gerai pasidarbavote, aš norėjau ir jums padėkoti, nes įkėliau padėkos publikacijas į Threads ir į Twitterį, bet vat jums dar neturėjau progos padėkoti. Tai konkrečiai turėjau omeny redditorius, kurie kūrė memus Demiko subreddito bendruomenėje. Ir ką aš šiaip norėjau pasakyti, kad labai nustebau. Praeitus rinkimus beveik viską susirinkau iš Twitterio. Šios rinkimus mes jau turėjome Threads ir aš iš tikrųjų labai aktyviai sėdėjau Reddite. Ir bent jau iš akies man atrodo, kad pusė visų memų, kuriuos mes apžvelgiam per rinkimų transliaciją, atėjo iš subreddito ir kita pusė pasidalina per dvi platformas, tai yra per Threadsus ir per Twitterį. Tai kas yra labai smagu dviem atžvilgiais. Tai visų pirma, kad subredditas vis dar yra labai gyvas. Ir aš rinkimų naktį tiesiog jį naujinau ir man vis atsirasdavo naujų ir tikrai gerų memų. Ir tai, kad Threads lietuviška bendruomenė yra labai gyva, nes ten publikacijų buvo irgi labai daug. Tai pasižiūrėsim, ar yra kažkokių su rinkimais nesusijusių arba tokių, kuriuo aš rinkimų metu nemačiau memų. Pasistengsiu jų nedubliuoti su tais, kuriuos jau rodžiau transliacijos metu, nors niekaip jų nepasižymėjau, bet daugmaž iš atminties manau, kad atsiminsiu. Lidl batonas sveria 7 gramais per mažai. Luktelkite, tuoj prieis konsultantas. Aš tai pavyzdžiui manau ir kažkas tiesiog šiaip žino šitą informaciją. Aš tiesiog niekada nesidomėjau ir tokios neieškojau, bet aš įsivaizduoju, kad kai kurie pirkiniai tiesiog visą laiką automatiškai įjungs šitą funkciją, tai yra, kad papildomai dar tą prekę turi patikrinti ir konsultantas. Ir tai gali būti, pavyzdžiui, kokie nors kepiniai, kad ten, nežinau, nesukčiautum, neimtum kokiu nors ten, nežinau, kruasanų vietoj kumpio ir sūrio, ten kokio nors kruasanų su šokoladu. Arba, pavyzdžiui, kokie nors avokadai, nes vieni avokadai yra labai brangus, kiti yra labai pigus ir ten vieni snokia, kiti nesnokia, dideli, nedideli. Šiaip esu pastebėjęs, kad, pavyzdžiui, jeigu perku avokadą, tai visą laiką va šitą išmeta. Visą laiką turi prieiti konsultantas ir patikrinti, ar čia aš tikrai įmušiau tą has ar ne has, ar dar kažkokį tai avokadą. Tai aš manau, kad čia kartais net nėra susijęs su tais 7 batono gramais. Turiu tokią teoriją, tebūnėjant sąmokslo teoriją, kad tiesiog yra kažkokia prekių kategorija, kur visą laiką jums išmes šitą ir jūs niekada neišvengsite konsultanto. Patikslinkite mane, jeigu žinote kažkaip kitaip. Bent jau džiaugiuosi, kad Lidl man pasiseka, kad labai greitai ateina tie konsultantai. Pirmas komentaras su 116 teigiamų atsiliepimų. Jis bent jau ateina, o ne kaip iki, kur žin, kur smaukosi ir po pusvalandžio. O Jezu, koks piktas. Jo, bet iš esmės šitas Reddito vartotojas bent jau antrina mano nuomonę dėl Lidl konsultanto operatyvumo. Aš suprantu tuos kamštukus, aš suprantu, kažkur netgi skaičiau tyrimą, kad dėl jų žiauriai daug tų kamštukų nebepatenka į gamtą, tai dėl to yra gerai, ekologijai yra gerai, bet man jis yra objektyviai nepatogus. Tiesiog objektyviai nepatogus. Jį arba taip turi laikyti čia šone, arba tada jo gaunasi šitas į nosį dalykas, arba kažkur čia palei bart. Nu, tiesiog aš suprantu, kad jo reikia, aš suprantu, kodėl jis yra, aš suprantu, kad jis yra geriau už paprastą kamštuką, kurie tiesiog pasimėto, išsimėto ir paskui galiausiai tiesiog trūnyja tūkstančius metų gamtoje. Aš nesiūlau grįžti prie prieš tai buvusių, bet aš turiu teisę pasakyti, kad man tas naujas kamštukas yra nepatogus ir nepatinka viskas. Kai Vaitkus jau turi 6,83%, šitas Statkevičiaus žvilgsnis pateko į transliaciją rinkimų. Turime Statkevičiaus memą, jeigu neklystu ar ne, kai Vaitkus jau turi 6,83%. Išties baimės pilnos akys, bet nesitikėjau, kad jis bus toks populiarus, beveik 400 teigiamų atsiliepimų. Bet iš tų debatų buvo daug smagių akimirkų, tiksliau daug smagių kadrų Statkevičiaus, kur atrodo, kad jo veidą taso athodai nuo narkotikų. Priešinimo aspektais. Ir dar, kuris svarbus yra labai aspektas, kad visoje šitoj priešinimo politikoje mes turim nuolatinę LGBTQ propagandą. Propaganda vaikam, propaganda mokyklose. Kai paklausė, ar kas nors moka programuoti, pas mus šeimoje programuotojų nėra, užsikodavęs senelis. Wow. Esame kažkokį panašų labai turėję. Kažką apie kodavimą, kažką irgi apie hakerius, kažką apie alkoholizmą. Va, super. Aš kai autobusas net važiuoju jau 20 minučių. Trafė. Luktelk. Jo, mačiau, kad Vilniuje viešo transporto autobusai važinėjo su tais užrašais Luktelk ir aš galvojau, labai miela visų pirma, kad yra palaikymas Silvestrui Eurovizijoje, bet iš kitos pusės taip gana ironiška, ar ne, kad pavyzdžiui, vat, jeigu autobusai vėluoja, tu kažkur jau vėluoji ten, tarkim, kokį nors, ar į pasimatymą, ar į susitikimą, ar į darbą, ar į dar kažkur ir tiesiog atlėkia tada tavo, vat, 3G
Su užrašu luktelk maždaug, seni, aš jau laukiu tavęs 10 minučių. Rusai visada liks rusais. Aha, aš man atrodo, kad dar prieš pat Euroviziją googlinau štai Izraelio atlikėją ir Wikipedijoje yra parašyta, kad jinai yra Maskvos izraelietė ar Izraelio maskvietė ar kažkas iš tokių ir galvoju. Aš turbūt nesugalvočiau prastesnės reputacijos šiuo metu pasaulyje turinčios kombinacijos. Wow. Tėvai Latvijos ir Ukrainos žydai persikėlė į Maskvą dėl tėvo gauto paskirto darbo, pripažįsta, kad Maskva jai nepatiko, to paprastai rusofašistai reziduojantys užsienyje nedaro, visada svajojo apie išsikraustymą iš Rusijos, bet pilna Ukrainos invazija padėjo galutinį tašką apsispręsti. Ok, aš matau šitą komentarą, bet jeigu neklystu, tai jinai šiaip koncertavo okupuotam Kryme. Nėra jau jos pozicija kažkokia tai labai kategoriška, sakyčiau. Lidl dievai mūsų maldų išklausė. 220 žmonių tik prieš 9 dienas pastebėjo, kad Lidl'e jau seniausiai yra krepšiai. Taip, yra šitie krepšiai. Aišku, kažkas skundėsi, kad čia vis tiek ne tie krepšiai ir tokie netinka, nes jie per dideli, reikia mažesnio krepšio. Šitą krepšį išeina tik tai vilktis paskui save ant ratukų. Tokio nereikia, reikia standartinio. Nu, žodžiu, visiems bus blogai, bet šitie krepšiai, man atrodo, yra gana senokai. Va, pats pirmas komentaras. Blogai klausė, nes labai nepatogus. Beje, tie krepšiai jau beveik pusę metų laiko yra. Saulius visiškai paantrino viskam, ką tik pasakiau. Reiškia, tai tiesa, viskas keliaujam prie kito. O, va, kalbant apie Krymą. Vaitkus, Krymas yra Rusijos. Pirmas klausimas, ponia Vaitkau, kieno Krymas? Krymas šiuo metu yra Rusijos. Oi, puikus memas, labai gerai. Ačiū, man to reikėjo. Baldai1.lt. Tūkstančiai baldų internetu su 72 valandų nemokamų pristatymų Vilniuje ir Kaune. O likusioje Lietuvos dalyje pristatome per 96. Baldai1.lt. O, va, 6 dienų senumo publikacija po gegužės 9-osios. Redditoriai laukiantys po rinkimų, kad sužinotų, kiek yra jų vadinamų vatnikų Lietuvoje, kurie balsavo už Vaitkų. Na, už Vaitkų balsavo virš 100 000 žmonių. Bet skaitant įvairias analizės, aš taip labai dūmeriškai ir nihilistiškai nežiūrėčiau juos visus kaip į didžiausius vatnikus. Nemaža dalis tų rinkėjų yra ir Tomaševskio rinkėjai, ir protesto balsai, ir nesisteminiai balsuotojai, ir tautinės mažumos, ir dar ten susiplaka daug visokiausių demografijų ir pažiūrų, bet tokių jau hardcore, kur Putinai ateik čia ir pasimk mūsų žemę. Kažkaip naiviai tikiu, kad iš to 100 000 daug jų ten nėra. Duok dieve, gal kokie bus 5-7 tūkstančiai. Tiesiog aš kažkaip atsisakau tikėti, kad tas galutinis skaičius, kaip pasakė Skvernelis, Vėgėlės, Žemaitaičio ir Vaitkos rinkėjai visi yra automatiškai 5-oji kolona. Praktiškai 30% tautos, kuri toks pagrindas geras būtų 5-os kolonos formavimui. Ne, nu taip tai aš tikrai nemanau. Žiūrėti bet kokį stand-upą, žiūrėti prezidentinius debatus. Man atrodo, jau praeitoje STT laidoje šnekėjome apie tai, kad debatų metu būna karts nuo karto smagių epizodų ir turint Žemaitaitį, Vaitkų ir Vėgėlę, tai anksčiau ir vėliau vienu ar kitu klausimu vis tiek pasikurs tas vadinamasis cirkelis. Niekas 5-metis aš 2 valandą nakties tėvų kambaryje pasakyti mamai. Arba tipo, pavyzdžiui, kad bijau tamsos arba susapnavau košmarą. Su dirbtiniu intelektu sugeneruota labai simpatiška močiutė ir jos katinas, motina sužinojusi, kad jos sūnus balsavo Šimonytę, visą savo turtą užrašė katinui. Na, buvo geras memas rinkimų naktį su mano kadru, kad močiutė klausė, kur yra jos pasas, nes reikia eiti prabalsuoti už Vaitkų. Močiutė, kur mano pasas? Reikia už Eduardą prabalsuoti. Anūkas nežino, kur yra pasas. Nu ir labai teisingai. Tai čia, man atrodo, į tą patį memų žanrą. Žinai, kas dar dega? Dvigubos pilietybės klausimas, kas beje antrą kartą nepavyko ir viskas. Šito klausimo nebespręsim, kaip supratau, artimiausiu metu. Ne dabar, mielasis, mamytė registruojasi referendumui dėl pilietybės išsaugojimo. Aš neįsivaizduoju, ką jie čia galvojo su šito memu. Beje, rinkimų naktį buvo atėjusi šiek tiek pašnekėti Aušrinė Armonaitė ir kažkas, man atrodo, kad gal Gritėnas užkabino tą įdomių reklamų ar įdomaus PR kampą. Aišku, neminėjo konkrečiai šitos reklamos. Man atrodo, jisai kalbėjo apie tą žalimo rinktelk. Ir Armonaitė kažkaip užsiminė, kad, nu, tai čia visi dabar yra rinkodaros specialistai, ar ten reklamos profesionalai, ar kažkas iš tos serijos. Visi esame komunikacijos specialistai, bet tik komunikacijos specialistai tą žino tikriausiai. Bet čia, nu, čia tiesiog objektyviai šūdas ir viskas. Su tokia publikacija tu į nieką nepataikysi, tu tiesiog gausi heitą. Būtų labai įdomu perbėgti per minčių traukinį ar kažkokią tai loginę grandinę to žmogaus, kuris šitą nesąmonę sugalvojo ir paskui dar paspaudė publikuoti. POV, aš per darbo šventę nedirbu, kad galėčiau dirbti pas tėvus. Bet jeigu tau reikia dirbti pas tėvus per darbo šventę, tai gal tada tau darbo dienom nereikia dirbti, gal tu tada esi moksleivis koks nors ir tu tiesiog neturi darbo. Didesnis atlyginimas, mažesnė elektros kaina, ne, geriau tegul stato jūrų į tuos monstrus. Raseinių rajono gyventojai priešinasi vėjo jėgainėms, chemijos gamyklai pašonėje tarė ne.
What? Ką jūs darot? What the fuck? Vaitkus istorijos pamokoja, kai susiginčiai su mokytoja, nes kažko nežinai. Kurį čia straipsnį cituojat Konstitucijos, tai patikrinsiu. Nu tai tikrinkit. Aš pasidėsiu kukliai ir palauksiu. Ne, tai nereikia laukti, jūs pasakykit, kurį straipsnį cituojat, jeigu jūs taip gerai ją žinote. Nes aš užtruksiu ieškoti tiesiog. Konkrečiai šitas, man atrodo, referavo į jo tą eilinį nusišnekėjimą, kad mes stojom į Europos Sąjungą, bet neįstojom, nes nepakako balsų, nes mes atseit keitėm valdymo santvarką, o tam reikia 70 ir daugiau procentų registruotų balsuoti, bet jis to niekaip nepagrindė, tik aiškino, kad tai yra parašyta Konstitucijoje, bet kuris Konstitucijos straipsnis jis nenurodė. Lietuva dėja neįstojo į Europos Sąjungą. 63 su trupučiu visų rinkėjų balsavo, už pasisakė 91 procentas. Tai ką jūs čia norit pasakyti su tuo neįstojo? Aš noriu pasakyti, kad jūs nesidomit Lietuvos konstituciją. Tai jūs mane tada pamokykite. Tai konstitucija nurodo, kad reikalinga 75 procentus surinkti nuo visų turinčių teisę balsuoti žmonių. Tai patikrinsiu. Nu tai tikrinkit. Aš pasidėsiu kukliai ir palauksiu. Ne, tai nereikia laukti, jūs pasakykit, kurį straipsnį cituojat, jeigu jūs taip gerai ją žinote. Nes aš užtruksiu ieškoti tiesiog, aš tikrai nežinau, kaip ten tiksliai skamba. Tai jūs man pasakykit, kurį čia straipsnį. Jūs nepasiruošėt diskusijai. Aš nepasiruošiau diskutuoti su jumis, ar Lietuva įstojo į Europos Sąjungą ar neišstojo. Man atrodo, man klausimų to nekyla. Jums kyla, tai jūs man pacituokit straipsnį. Man nekyla. Tai gerai, pacituokit Konstitucijų, kelintas čia straipsnis yra. Galit pasakyti? Susiraskite. Bet vienu žodžiu, esmė, kad pas yra vien kremlinis arba tas Rusijos imperinis istorinis perpasakojimas. Šiaip apskritai, kaip debiliška yra. Tu teigi teiginį ir tada savo pašnekovui liepi susirasti tą teiginį pagrindžiančią informaciją. Tai, ne taip veikia debatai, apskritai, ne taip veikia argumentavimas, ne taip veikia diskusija. Net nežiūrint į informaciją, kurią jis pateikė, tiesiog pats konceptas yra nepagarba ir žurnalistai, ir žiūrovui. Pasakiau nesąmonę, jos pagrįsti negaliu, bet jeigu nori, tai susiraskit. Bet sakau, jo rinkėjas tai tokių dalykų nesupranta, jis tokių dalykų nemato, jam atrodo, kad čia Vaitkus gerai sako, teisingai jis čia kukina. Tegul Daiva pati susiranda viską, nes čia viskas akivaizdu. Nobody matematikos uždaviniai pradinėse klasėse. Paulius pirko 55 stiklainius majonezo. Labai gerai, super. Pagaliau mes jį radom. Moksleivis moksleivis. Aš tikiuosi, kad šitas moksleivis už tokį kūrybiškumą gavo gerų pažymių. Va, čia iš esmės tai, ką referavo Skvernelis. Jei pradėtų strategiškai galvoti visi tie 30%, aš nebijau nieko, bet tas dalykas, ir čia kalbam apie būtent šitų 3 kandidatų į Lietuvos Respublikos prezidentus elektoratą. 30%, tai jūs skaičiuojate ką? Pona Vaitkų, pona Remigijų ir dalis matyti nemažai yra iš pono Igno. Šis dalykas mane gąsdina, ten gaunasi apie 30% ar virš 30%, bet vėlgi aš tikrai nesu linkęs manyti, kad Trump procentų rinkėjų trečdalis nuo pusės, kadangi pusė balsavo, ar netgi biškai daugiau negu pusė, man atrodo 59% nuo visų registruotų balsuoti, tai 30% nuo tų yra 5 kolona. Ne, tokių dalykų aš tikrai atsisakau tikėti. Šalčininkų mados, kur... Šalčininkų mados 2024. Vatnaja telogreika. Čia, man atrodo, va šita striukė yra ta vatinė striukė arba tas vadinamasis vatinukas, nuo ko ir yra kilęs pavadinimas vatnikas. Eci maloniai stebina su tokiais namų dekoro pasiūlymais. Va, labai gerai. Aš kaip tik įsirenginėju dabar loftą, tai va šitą dalyką reikės būtinai nusipirkti ir pasistatyti prie savo klozeto. Labai gerai, ačiū labai. Lietuvos Reddito bendruomenės absoliuti būsena. Didelio penio savininkai, su kokiomis problemomis susidurėte, ši tema man neaktuali. Kaip rasti gyvenimo prasmę? Ar jūs manote, kad prostitucijos legalizavimas turės gerą poveikį vyrams, o kažkas svarsto tokį variantą? Ką? Kaip susitaikyti su tuo, kad nesu graži ir mirsiu viena? O dieve. Tiesą pasakius, Lietuvai gal ir visai dėsningos diskusijos. Nors mes čia visai neseniai buvom paskelbti kaip vieni laimingiausių apskritai gyvenančių. Ta statistika tikriausiai pateko tik tai tie žmonės su dideliais peniais. Šiandienos orus mums pristato sinoptikė Vilma. Labas rytas, Vilma, kokie orai pasitinka sostinės gyventojus? Labas rytas visiems. Vilnius pasitinka su lietumi, bet nuotaiką praskaidrina visą laiką gera muzika. Negaliu nesutikti, ačiū Vilma ir didelis ačiū Jums, mėly žiūrovai, už skirtą laiką. Šiam kartui tiek. Slava Ukrainai ir pasimatykime jau kitoje socialinių tinklų tarnybos laidoje. Sušokti šį šokį su sušiu. 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 Eik tu šiek. Sušokti šį šokį su sušiu. Sušokti šį šokį su sušiu.